Sveiki bičiuliai, šį kartą sveikinuos su jumis ne iš automobilio, bet sveikinuos iš garažo. Iš pat pradžių atsiprašau, kad mano garažas tikrai nepretenduoja į gražiausio garažo titulą, bet yra toks, koks yra. Gal projektas ateičiai. Vienaip ar kitaip šiandien esu garaže, nes gavau apsaugą savo naujam gasgasui ir jas reikia uždėti. Be to, šiandien bandau video filmuoti su telefonu, tai pasižiūrėsim, kas gaunasi. Gal bus šiek tiek geriau negu su GoPro, gal ne, bet tikiuosi nebus labai blogai. Tai va, tai žiūrim, kokias apsaugas turiu, ardo motociklą ir bandom surinkti viską vėl. Kągi, išsirinkau viską iš pakuočių, tai štai čia matote radiatoriaus apsaugas šoninės, kartu su ventiliatorium. Neraminantis dalykas yra tas, kad matau kniedės komplekte, o kniediklio aš neturiu, tai nežinau, kaip čia man pavyks ką padaryti. Taip pat, kas liečia šitą apsaugą, tai užsakiau ją su papildomais tvirtinimo taškais aukščiau rėme. Tai, žinot, iš manęs dar toks vairuotojas neypatingas, tai aš pasirinksiu turėti kuo daugiau apsaugų kaip įmanoma. O jeigu paskui norėsiu, visada galėsiu šitą nusisukti, šitą pakeisti lengvesnį dalyką ir panašiai. Tai va, šitas dvi dalis reikės sujungti, kad eitų nuo pat motociklo priekio iki šių traukučių, kurias matote čia. Tai ką, dabar bandau nusirinkinėti motociklą ir aišku dar prieš tai bandau surasti surinkimo instrukcijas, kurių atspausdintų negavau, tai matyti jos bus puslapyje. Žodžiu, nusirinkau plastikų sėdynę, pasirodo teks išleisti aušinimo skystį iš sistemos, o aš neturiu nei kažkokio konteinerio, nieko į ką tai padaryti. Tai teks man važiuoti turbūt iki Bike Parts ir nusipirkti ten, ko reikia. Nu ką, nuvažiavau iki Bike Partsų, negavau tenai vonelės, bet gavau kitur, išsileidau antifrizą, bet ką Bike Partsuose pasidariau, tiksliau ką man padarė jie, tai prikniedė ventiliatorių. Tai žodžiu, išsprendžiau bent kniedžių problemą ir dabar beliko nusiardyti radiatorius nuo moco ir tada bandyti pritvirtinti tą rėmelį, kažkaip ten sudėti jį gražiai. Tai va, tai tą ir darau ir pasižiūrėsim, kas gausis. Čia priėjimas tai toks neypatingai patogus, tai teks kažką kito galvot. Na ir dar vienas kažkur čia. Nu, vienas radiatorius išimtas. Dabar reikia išimti iš kitos pusės. Ką, radiatoriai abudu nuimti, dabar beliko kažkaip sumontuoti tą rėmelį ir jį čia uždėti, o tada vėl uždėti radiatorius. Tai va, tai bandau čia dėlioti kažkaip. Dar reikia nuimti šitą kabelių laikiklį. Štai patraukiam ir dabar į čia remsis ta apsauga. Nu ką, jau uždėjau šituos laikikliukus. Biški buvo problema, nes po čia turėjo eiti poveržlė, bet su ta poveržlė niekaip negalėjau pagauti varžto kitoje pusėje. Porą milimetrų per trumpas. Na tai pasirinkau poveržlės nenaudoti. Dabar reikia atgal sudėti, priveržti šitą. Ir sekantis žingsnis turbūt bus uždėti atgal radiatorius. Ir paskui jau pritvirtinti čia tas aliuminės dalis, kurios apsaugo nuo šoninio smūgio. Nu ką, viena dalis radiatoriaus apsaugos montuota, radiatorius jau stovi atgal sugrąžintas į vietą, bet galiu pasakyti, kad nebuvo lengva. Pirmas dalykas, tai atsisiunčiau ne tos dalies instrukciją, tai praleidau keletą šitų vamzdelių įsukimų, tada šiek tiek ne taip įstačiau tą rėmelį, ne iki galo radiatorius prisispausdavo. Žodžiu, teko pažaisti, kol atitaikiau viską į vietas ir dabar panašu yra viskas gerai. Tai dabar beliko uždėti kitą radiatoriaus pusę, kitą radiatorių
ir kitą rėmelį iš kitos pusės. Bet ventiliatorius jau pajungtas, čia viskas atrodo neblogai. Tai va, judu toliau. Paskutiniai varžtai sukasi. Lygtai kol kas atrodo viskas gerai. Gerai, dabar dar tik tai suveršiu. Štai radiatorių apsaugos sudėtos. Dabar reiktų uždėti plasmasinės apsaugas nuo priekinio pramušimo, bet galvoju, nedėsiu dar jų kol kas ir eisiu iš karto montuoti dugno bei šitos puslės apsaugą. Išdedant ant motociklo šitą apsaugą reikėjo prijungti traukučių apsauginę dalį prie šitos skardinės dalies. Ir dabar pasiruošti vieną laikikliuką. Jisai pats nesilaiko, tai aš taip prikabinau jį su izoliacija. Tikiuosi kol kas laikys, bent jau kol prieisiu iki tos dalies. Tai bandau dėti. Nu ką, turiu pasakyti, kad nebuvo lengva čia viską įtaikyti, bet nebuvo ir labai sunku. Šiek tiek lengviau ir greičiau susisukau negu su radiatorių apsaugom, nors galvojau, kad bus atvirkščiai. Tai va, galite pasižiūrėti, kaip visą tai atrodo. Atrodo tikrai neblogai. Dabar beliko tik tai pritvirtinti vieną laikiklį ten viršui prie rėmo papildomą. Jo galima būtų ir netvirtinti, bet geriau daugiau negu mažiau. Ne? Gal ir ne, nežinau. Bet bandom. Žodžiu, prisitaikiau, kur turėtų būti šitas tvirtinimas. Ir spėkite ką. Ogi reikia nuimti radiatorius, kad prieičiau ir ten uždėčiau kilpą, kuri laikosi prie rėmo. Negaliu patikėti. Ką, mėlyje, jau yra kita diena, turbūt kaip matot iš to, kad šviesu ir aš esu lauke. Žodžiu, užtrukau, telefonas išsikrovė ir nespėjau pabaigti tą dieną, tai teko pabaigti kitą. Na, bet dabar motociklas yra visiškai dar spėjau uždėti rankų apsaugas ir esu pasiruošęs, važiuoti į enduro ralį. Tai būtent šitą video pamatysite turbūt po savaitės. Na, o dabar pasigrožėkite mano motociklu. Kągi, mėlyjei, toks tas video šį kartą. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Nepamirškite palaikinti, jeigu patiko, ir be abejo pasubscribinti. Jeigu norite pasižiūrėti dar kažkokį video, galite jį rasti čionai, pavyzdžiui, arba tarp visų mano įkeltų video. Tai dar kartelį ačiū, kad žiūrėjot. Na, o mes pasimatysim po savaitės, greičiausiai su video iš enduro ralio. Tikiuosi. Iki.